Taip lengva, kaip rodo rezultatas, ar buvo sunkiau? Gal buvo sunkiau, bet rezultatas dar daug neįmušėm. Nu, gerai žaidėm, užspaudėm, čia rezultatas dėsningas. Šiaip pirmas kėlinys vis tiek bent jau iš šono atrodė sunkesnis, antram varžovai pavargo. Gal tiesiog jie pradėjo pulti, tai atsiradom daugiau opcijų nueiti pulimą, tai daugiau ir įvarčių. Kaip savo komandos žaidimą vertinat, be nežiūrinti varžovus? Žaidimas gerėja, pasų tik truputėlį mažai. Bandėm šiandien sužaisti, nes sekančias varžybos prieš Dinerį, kiek žinau, laukia. Tai stengiamės pasipasuoti, žiūrėsim, kas iš to gavosi. Ar atsimenat, kada tokį startą turėjot? Ne, turbūt tokio starto neturėjom, dėl to neatsimenu. Ar juokavimai, kad iš esmės galit kalbėti tai, ką kalbėjot po praeitų rungtynių, yra realūs? Ar... Jo, realūs. Rezultatas tas pats, žaidimas, nesakyčiau, kad geresnis. Bet pirmas kėlinys iš šono atrodė neblogai visai? Nu, nebuvo blogai, bet pas mus toks sindromas yra, kad po kliurkų prasileidžiam įvarčius. Klaida, įvartis. Kaip taisyti tą kliurko problemą? Turbūt, kad reiktų koncentracijos daugiau mums, bet kadangi mes atsipalaidavę žaidžiam, tai... Bet jūsų nuotaika niekiek neprastesnė nei vieną kartą? Ne. Iš esmės jausmai tie patys? Jo, darom išvadas, kad kitas rungtynės prasileis mažiau, o galbūt net ir išlošti. Visą laiką tikėjot, kad pramušit ar ne? Taip, tikrai taip. Bent kad vieną pramušim, tikrai tikėjau. Nors jau, sakykime, vartininkas turbūt geriausias šitoje lygoj, bet pavyko, džiaugiuosi tam. Pirmas kėlinys nebuvo toks įspūdingas, toks, bent jau tikrai neatrodo, kad čempioniškas kėlinys. Kamuolį valdot, bet tų momentų tokių, išskyrus vieną, buvo nelabai. Dėl ko? Dėl to, kad nebuvo, sakykime, pagrindinio mūsų puolėjo, kuris dar vis traumuotas yra. Tai, sakykime, jo trūksta aštrumo, jis dadeda. Galbūt tai pagrindinė priežastis. Ir šiandien žaidė irgi vėlgi nauji žmonės, kurie praeitą kartą nebuvo. Tai truputį trūko susižaidimo, antram kėlinyje viskas pagerėjo. Bet kai pirmą įmušėt, tai iš esmės kaip ir buvo jau visos spynos atrakintos. Nu ne, iš tikrųjų, kai netgi 2-0 buvo, iš tiesų dar buvo neramu. Čia po pirmųjų varžybų jo dar buvo toks flashbackas. Bet iš esmės kalbant ne apie rezultatą, o apie jūsų paties žaidimą. Yra skirtumas lyginant su pirmom rungtynėm? Manau, kad truputį VVG šiandien nuvylė, aš iš jų daugiau tikėjausi. Aš manau, tiesiog praeitas varžybas buvo stipresnis priešininkas. Buvo lengviau nei galvojot prieš rungtynės ar ne? Gal sakyčiau, buvo taip, kaip ir galvom, nes mes tikrai negalvom, kad lengviau matom, kad nauji veidai pas juos, jauni automatiškai technika kaip technika, bet turbūt štrimės bėgiojimo tų jėgų pas juos gal daugiau ir tikrai buvom nusiteikę, kad čia nebus pasivaikščiojimas kaip prieš tai kelis metus su Rivonu. Bet sakykime, tas rezultatas galutinis kaip ir leidžia daryti tokią išvadą, kad pakankamai lengvai susiklostė. Tai rezultatas taip, bet tai kas matė, tai vėl buvo labai panašu kaip ir su Pilkais. Mes spaudžiam, jie gal tokį autobusą nestatė, Pilkai didesnį autobusą buvo pastatę, bet progų nerealizavimas pirmam kėliny ir vėl jau ne vienas prisiminė, kad dežavu. Bet pralaužėm ir sakiau, kad tik pralaužti, tada pasipils. Tai panašiai. Kada jau tapo ramu? Po antro. Supratot, kad neišlygins, ar ne? Taip. Tai kad jie be progelių. Buvo tiesa viena, ten, kai dėl nuošalės galvom nuošalę, ten pabėga, bet realiai. Ar, sakykime, pagal žaidimą irgi jaučiatės taip pat blogai, kaip pagal rezultatą, ar ne? Jo, blogai. Tik... blogai, gynyba blogai buvo šiandien ir puolybos buvo blogai, šiandien kažkaip tai mes blogai sužaidėm visai. Kodėl? Nežinau, kažkaip tai negaliu komentuoti, bet nebuvo dar pora pagrindinių žaidėjų tokių mūsų. Jeigu palygintumėt tas dviejas rungtynes, jos labai skiriasi? Jo. Anąkart geriau žaidėt? Jo, anąkart geriau. Man atrodo, kad Pilkai biškai stipriau už Gulbinų žaidžiai. Pats pirmą kartą į sezoną, kaip tas vaizdelis? Iš tikrųjų neblogas vaizdelis, galbūt bus biškai sunkiau, bet labai korektiškai iš tikrųjų sužaidėm. Manau, kad tikrai turime realius šansus šį čempionatą kažką nuveikti. Komanda nebuvo daugiau negu vieno iš pagrindinių žaidėjų. Tai iš tikrųjų potencialo pas mus dar yra ir jeigu tą potencialą dar pridėti prie šiandienos rungtynių kokybės, aš manau, kad
kažką nuveiksim. Kuri sunkiausia buvo dalis, ar atkarpa, ar tiesiog momentas? Iki pirmo įvarčio, aš manau, jautėsi tokia įtampa, kol neįmušėme įvarčio, bet įmušėme vieną įvartį, nusprendėm dar šiek tiek papresuoti, kad varžovas jau neužliptų ant galvų, iš tikrųjų tas pasiteisino, turėjom keletą progų. Bet prie 1-0 ir jie turėjo labai gerą momentėlį. Momentėlį turėjo, bet ne momentą. O mes turėjom dar kokias 3-4 progas, aš manau. Bet Tai jaučiatės pelnytai laimėję? manau, kad taip. Manau, kad ir Kalbergas su to sutiktų. Iš tikrųjų, progų pas mus buvo, įmušėm tik 2, mano nuomonė. Žinoma, Kalbergas irgi galėjo mušti vieną. Nu, bet ryškių progų jie neturėjo ir manau, kad jie taip patys supranta ir labai stipriai nepyksta. Žiūrint iš šono atrodo, kad vėl tos pačios bėdos kaip su Pilkais, tik šįsyk su nelaiminga pabaiga. Ar tiesa ar ne? Tiesa, nes šiandien surinkom dar silpnesnę sudėtį negu kad turėjom su Pilkais. Realiai rungtynės buvo iki įvarčio. Visą laiką saugom savo vartus. Bandėm sužaisti vėl kaip su Pilkais kontratakom, bet nepavyko įmušti. Aš keletą progų turėjom. Ir po grubios klaidos, galima sakyti, prasileidom įvartį ir tom buvo rungtynės jau nulemtos. Bet ir kito įvarčio, juk Žaibo Kirtis geresnė buvo komanda aikštėje. Taip, geresnė, bet jeigu lyginant Pilkus ir Žaibo Kirtį, tai su Pilkais buvo sunkiau žaisti nei su Žaibo Kirčiu. Kuom? Nežinau, nes gal Pilkai nedavė net išsivaryti, kaip sakoma, kamuolio į jų baudos aikštelę, į jų pusę. Žaibo Kirtis davė žaisti, davė valdyti kamuolį, bet kas liečia mūsų puolimo galimybės, tai tikrai jos buvo gan ribotos, nes negalėjom nieko padaryti jų baudos aikštelę.